Tikėtina, kad įmonės svarstančios apie savo vertybinių popierių įtraukimą rinksis būtent alternatyvią First North rinką. Ji yra patraukli mažesnėms įmonėms dėl to, kad čia taikomos yra paprastesnės taisyklės bei reikalavimai emitentams. Pavyzdžiui, First North listinguojamos įmonės gali ruošti ir teikti savo finansinių ataskaitų rinkinius vietos apskaitos standartais, o taip pat jos gali rengti vietos kalba arba kita pasirinkta kalba. Taip pat svarbu paminėti, kad pranešimai, kuriuos turi skelbti įmonė, gali būti platinami ne tik ES mastu, bet taip pat ir vietos mastu. Svarbu paminėti ir tai, kad jeigu emisija neviršė 8 milijonų eurų, įmonei nebūtina rengti prospekto. Užtenka tik informacinio dokumento. Bendrai, supaprastintos taisyklės reiškia greitesnį ir patogesnį bei pigesnį listingavimo procesą. Be abejo, kad pavyktų įmonei susigaudyti visų šitų reikalavimų ir taisyklių aplinkoje, Nasdaq siūlo sertifikuotus partnerius arba kitaip tariant sertifikuotus patarėjus. Tai gali būti Nasdaq patvirtinti investiciniai bankai, advokatų kontoros arba audito kontoros. Be abejo, šių paslaugų kaštus dalinai finansuoja būtent ši Invega priemonė.